Metai bus labai netolygus ir tai kiekvienas zodiako ženklas patirs skirtingai. Vieni patirs staigius pakilimus ir nuosmukius, tarsi amerikietiškuose kalneliuose, o kitiems teks lėtai žengti duobėtų keliu savo svajonių link. Bet kuriuo atveju aistrų netrūks visiems. Tačiau yra ir gerų naujienų. Kitaip nei ankstesnieji metai, kurie tarpusavyje buvo susiję ir perdavė tolyn iššūkių ir galimybių estafetę, 2026 daugumai atvers naują lapą. Viskas, kas buvo prieš tai, ir gera, ir bloga, bus palikta praeityje, o mes turėsime išmokti naujas pamokas bei susitikti su naujais iššūkiais. 2026 metų vasario įvykiai padės atskleisti giliai įsišaknijusias kliūtis jūsų laimei ir tobulėjimui. Pašalinkite jas palaipsniui po vieną ir kovokite su tomis, kurios stato naujas kliūtis trukdančias jūsų sėkmei. Šis kosminis susiderinimas skatins vidinį augimą ar klestėjimą. Taip pat šiuo laikotarpiu verta apsvarstyti savo įvaizdžio keitimą. Tai bus metas permastyti, ką norite pristatyti savimi pasauliui. Liūtai paprastai kuria savo ateitį remdamiesi kasdieniniais sprendimais, tvirtai siekdami sėkmės. Tačiau retkarčiais reikia leisti savo kelioms dienoms pasinerti į chaoso jūrą. Padarykite tai gegužę, atsipalaiduokite ir leiskite teigiamai bangai pakelti jūs virš kasdienybės. Pasiekę šį lygį, aiškiai matysite ne tik ateitį, bet ir visas savo praeities klaidas bei abejotinus veiksmus. Padarykite išvadas ir ištaisykite visas klaidas, kad užsitikrintumėte sėkmingą ir saugų rytojų. Jūsų planeta globėja yra Saulė, o rugpjūčio 12 dienos užtemimas sukels pokyčių jūsų asmeninėme gyvenime. Šie pokyčiai paveiks tiek vienišus, tiek ilgai susituokusias poras. Esami santykiai sustiprės, bet tik tuo atveju, jei bandysite vėl į savo kasdieninį gyvenimą įtraukti romantikos ir vėl pradėsite vilioti savo sielos draugą, kaip tai darėte prieš daugelį metų, dovanėlėmis, puokštėmis, vakarienėmis žvakių šviesoje ir panašiai. Tačiau naujų pažinčių paieškos šiuo laikotarpiu bus nesėkmingos. Tai nereiškia, kad turite atsisakyti pasimatymų. Pasinaudokite savo vieną iš milijono galimybę, nepaisydami bendros tendencijos. Tačiau palankesnis laikotarpis naujų santykių užmezgimui prasidės tik gruodį ir jūs galėsite švęsti naujuosius metus su tobulu partneriu iš savo svajonių ir fantazijų šalies. Kalbant apie sveikatą, 2026 nebus blogesni už praėjusiuosius. Vis dėlto verta pakoreguoti mitybą ir iš anksto suplanuoti mankštą, nes liūtai yra linkę priaugti svorio. Deja, žvaigždės šiuo atžvilgiu negailestingus, bet koks perteklius atsispindės jūsų juosmens rytyje. Tad būkite saikingi. 2026 Šauliui puikus metas pademonstruoti savo talentus ir išplėsti savo pasiekimus. Tobulinkite savo įgūdžius, tobulinkite savo amatą ir toliau tobulėkite tose srityse, kuriuose jau pasiekite sėkmės. Vasarį žymės naujo ciklo pradžią artimiausiuose jūsų santykiuose, tačiau turėsite būti iniciatyvūs. Būtent taip ir būna, kai niekas nejuda. Nepasiduokite po pirmo atstūmimo ar nesėkmingo pasimatymo. Būkite atkaklūs, pasinaudokite antrąją progą įrodyti savo vertę. Ir jei reikės, tai ir trečiąją. Žvaigždės jūsų pusėje ir tikrai padės net pačiu netinkamiausiu momentu. Balandį pasirūpinkite savo sveikata. Ypatingą dėmesį skirkite savo raumenų ir kaulų sistemai, stenkitės nekelti sunkių daiktų ir venkite per didelio krūvio sportuojant. Būtinai pasitikrinkite regėjimą ir sustiprinkite imuninę sistemą. Pavasario pabaigoje pajusite stiprų norą mėgauti savo pinigais ir palepinti save. Žvaigždė sako, kad galite leisti šiek tiek ekstravagancijos, bet neišleiskite visko iš karto. Ruduo atneš šiek tiek sudėtingesnę finansinę situaciją, todėl geriausia iš anksto atidėti šiek tiek pinigų. Šaulio laukia itin karšta vasara, tačiau tai tikrai neturėtų gąsdinti jūsų. Pasinaudokite savo trykštančią energiją, kad sudegintumėte visus nesėkmingus praeities santykius ir rastumėte tuos, su kuriais iš tikrųjų būtų sąsajos. Pasinaudokite šią progą permastyti savo kelią ir rasti harmoniją asmeninėme gyvenime. Būkite atviri
Ir išlaikykite pozityvų požiūrį, tačiau neleiskite iliuzijom jūsų sukaustyti. Neleiskite bejonėms suktis galvoje, ypač kai suprasite, kad iki vasaros pabaigos ne visi jūsų planai bus įgyvendinti. Jūsų auksinis metas – ruduo. Šiuo laikotarpiu galėsite įveikti bet kokį iššūkį ir lengvai susidorosite su kokiomis iškilusiomis problemomis. Tegu pasitikėjimas savimi veda jūs visose jūsų pastangose šiuo laikotarpiu. Šiais metais žuvys turės daug galimybių sėkmei, tačiau jums reikės dar sunkiau dirbti. Nesijaudinkite, kad neturėsite energijos atlikti visų užduočių. 2026 bus per ilgus metus pamažu kauptos energijos kulminacija. Šio užtaiso daugiau nei pakaks, kad pasiektumėte visas jūsų numatytas viršūnes. Žuvims pavasaris bus vidinių apmąstymų, nostalgijos ir pranašiškų sapnų metais. Jūs gali užplūsti netikėtos emocijų ir prisiminimų bangos. Pasistengkite išspręsti senas baimes ir paleisti ilgai puoselėtas nuoskaudas. Pasinaudokite šią progą išgijimui ir atsinaujinimui. 2026 m. gegužę baigsis dar vienas su asmeniniais kontaktais susijęs ciklas. Tai gali paveikti šeimą, draugus, bendradarbius ar bet kurią bendrų interesų bendruomenę. Pats laikas keisti darbą, nutraukti nebenaudingus santykius ar net persikelti į kitą miestą. Nebandykite sulaikyti kitų, kurie nori išvykti, ir nepasilikite patys. Jei jaučiatės nepatogiai ar nematote jokių perspektyvų. Rugpjūčio 12 dieną įvyksantis saulės užtemimas atvers naujas santykių gelmes ir paskatins didesnį aplinkinių supratimą. Tai taip pat puikus metas kūrybai. Galėsite įgyvendinti tas idėjas, kurias ilgai atidėliojote. Taip pat puikus metas susidirbti pinigų iš savo pomėgių. Prasidėjus rudeniui pajusite antrąjį kvėpavimą. Tai puikus laikas susitelkti į karjerą, net jei su visom žuvim būdingu nerimo bejojate, kad dar nesate pasiruošę naujam atsakomybės lygiui. Atsikratykite bet kokio panikos jausmo, nelaukite, kol viskas susitvarkys ir nedelsdami patys įgyvendinkite savo idėjas. Pasinaudokite progą žengti drąsų žingsnį į priekį. Žvaigždės jūs palaikys. Po lapkričio 15 prasidės mažai intensyvaus bylinėjimos ir konfliktų laikotarpis. Nesvarbu su kuo taikysitės ar pyksitės, veikite diplomatiškai ir venkite konfliktų eskalavimų. Jūsų išmintis padės įveikti visas piktavalių machinacijas ir išspręsti reikalus savo naudai. Pasitikėkite savimi ir visata. Naujaisiais metais jaučiai gali jausti šiek tiek sutrikę. Jums bus sunku iš karto įsitraukti į įvykius ir situacijas, kurios iškyla kiekviename žingsnyje. Tačiau taip pat turėsite galimybę atsikratyti pasenusių stereotipų. Galite pakeisti savo nuomonę arba suabejoti tam tikrais požiūriais ir priimti naujas tiesas. Šiuo metu geriausia atsiriboti nuo visų ir skirti laiko apmąstymams. Tegu tyla kalba garsiau nei žodžiai. Rašykite dienoraštį. Kasdieniniai įrašai padės jums įspręsti sunkias akimirkas ir atkurti minčių aiškumą. Vasarį žvaigždės jums pranašauja rimtą santykių krizę. Be to, konflikto nepradėsite jūs ir galbūt ne jūsų mylimas žmogus. Tai trečiasis asmuo bandys įvaryti pleištą tarp jūsų. Tai gali būti giminaitis, kuris jūsų nemėgsta. O galbūt suprasite, kad tapote meilės trikampio dalimi ir jūsų partneris tampa taikiniu. Nuo jūsų priklausys, kaip elgtis toliau. Neklausykite apkalbų ar patarimų, tokių kaip pavyzdžiui, jei ką nors myli, paleisk. Galvokite tik apie tai, ar norite išsaugoti savo santykius, tačiau neaukokite dėl to per daug. Balandžio ir gegužės mėnesiais turėsite ginti savo asmeninės ribas komandoje. Pasiruoškite įtemptiems pokalbiams, tačiau stenkitės nesigriebti asmeninių išpuolių, įžeidinėjimai tik paaštrintų konfliktą. Vasara ne tik atvers įdomių galimybių asmeniniame gyvenime, bet ir plačiai atlapos duris naujoms. Kai kurios gali net nukris nuo vyrių, įkvėpdamos užmegzti naujas pažintis. Paprastas pokalbis gatvėje gali būti nuostabios draugystės pradžia, arba tai įmanoma kažkas artimesnio. Venera retrograde, spalį-lapkritį, skatins jūs leisti pinigus ir puikuotis. Nors apsipirkimo terapija gali būti smagi, apsvarstykite galimybę nukreipti šią energiją į ką nors produktyvesnio. Susitelkite į ilgalaikius tikslus. Tai palankus metas mokytis naujų įgūdžių, puikia proga praplėsti savo žinias ir pasiruošti ateičiai.
2026-aisiais greičiausiai darysite tą pačią klaidą, kuri jums būdingiausia. Nuo aušros iki sutemų būsite darbe, visiems kartodami, kad dirbate dėl karjeros ir siekiate paaukštinimo. Tačiau iš tikrųjų daugelis avinų nenoriai plėtoja kitas savo gyvenimo sritis. Namai, kasdieninis gyvenimas, santykiai, vaikai. Tai taip sudėtinga jums. Štai kodėl pasiekę sėkmės versle, paaukštinti aukštesnės pareigas ar gavę atlyginimo padidinimą, nenorite sulėtinti tempų, leisti savo ramiai mėgauti savo darbo vaisiais ir siekti šeimos darnos. Vėl stačia galva nerite į darbą. Žvaigždės perspėja nesilaikyti tokio požiūrio ateinančiais metais. Karjerizmas gali rimtai pakenkti jūsų sveikatai, ypač žiemą. Rūpinkitės savimi ir nekartokite savo klaidų. Pavasarį kai kurie elgesio modeliai nustos veikti, o praeities paslėptos situacijos taiga iškils į dienos šviesą. Tai gali būti gana baugu ir kelti nerimą. Verta iš anksto pagalvoti, kokių įpročių geriausia atsisakyti, o kuriuos principus reikia permastyti. Gegužę vieniši avinai turės galimybę sutikti savo sielos draugą. Gali įsižiebti romantiškos kibirkštys, kurios paskatins užmegzti naujus įdomius ryšius arba atgaivinti senus. Leiskite savo būti smalsiems ir pamatysite, kaip jūsų gyvenimas pasikeis į gerąją pusę. Vasarą avinų laukia sunkus laikotarpis. Artimieji ir draugai gali nusisukti nuo jūsų. Bendri projektai gali būti atidėti arba galite būti iš jų įstumti. Tai ne svajonių išsipildymo metas. Tai aiškių ir gerai apgalvotų planų laikotarpis. Tai puikus metas peržvelgti ankstesnius tikslus, kurių atsisakėte ir kurių nepavyko pasiekti. Liepa ir rugpjūtis bus tinkamas metas juos įtraukti į savo darbų sąrašą. Antroje rudens pusėje pasitikėkite jūsų supančią besikeičiančią energiją ir pasinaudokite galimybėmis, kurios atitinka jūsų tikslus ir svajonės. Pokyčiai jau visai čia pat, todėl priimkite juos įskėstomis rankomis ir aiškiai mąstydami. 2026 metų pradžioje dvyniai turėtų būti kiek įmanoma tiesmukesni, tiek namuose, tiek darbe. Pokalbiuose stenkitės eiti prie esmės, be užuomenų ar įsisukinėjimų. Toks bendravimo stilius atskleis naujų tiesų ir atneš daug naudos. Kovą gali kilti rimtų finansinių iššūkių, kurie ilgam pakeis jūsų santykį su pinigais. Tai bus idealus laikotarpis permastyti savo tikslus ir ambicijas. Pasinaudokite šiuo laiku, kad suderintumėte savo kelią su tikraisiais troškimais. Priimkite šios pokyčius su entuziazmu ir jums pasiseks. Balandžio mėnesį atsidursite dėmesio centre ir jūs trauks naujos galimybės. Taip, jūsų dangiškasis globėjas Merkurijus sako, kad laikas išeiti savo komforto zonos, net jei iš pradžių tai pareikalaus šiek tiek pastangų. Išjunkite savo nuleistos galvos režimą, nors neturėtumėte prisiimti drastiškos rizikos. Šiek tiek nuotykių dvasios šiais metais tikrai nepakenks. Jei būsite pakviesti prisijungti prie nuotykio, net nedvejokite. Tai puikus metas naujoms kelionėms ir atradimams. Merkurijaus retrogradinio judėjimo laikas nuo birželio 29 dienos. Šis laikas dvyniams paprastai nėra labai malonus, tačiau šį kartą pasitaikys unikali proga atgaivinti senas aistras arba pasisemti naujos energijos ilgai atidėliotiems projektams užbaigti. Rudenį dvyniai gali tikėtis perversmo asmeniniuose santykiuose. Galite jausti laisvės trūkumą arba atvirkščiai intymumo trūkumą. Kai kurie įvykiai gali jūs šokiruoti ir priversti suabejoti šių santykių perspektyvomis. Neslėpkite savo abejonių nuo mylimo žmogaus. Tiesiog įsakykite viską ir išsilaisvinkite. Tačiau būkite pasiruošę išklausyti ir savo partnerį. Kita pusė gali turėti tiek pat klausimų ir nusiskundimų, kiek ir jūs. Kalbant apie jūsų sveikatą, šiais metais neturėtumėte susidurti su virusinėmis ligomis, o žvaigždės neprognozuoja lytinių ligų paūmėjimo. Tačiau tai pavojingi metai traumoms ir sumušimams. Laikykitės kelių eismo taisyklių, tiek kaip vairuotojai, tiek kaip pėstieji, ir būkite sveiki.
Vienintelis zodiako ženklas, kuriam 26-ieji bus natūralus praėjusių metų tęsinys, yra ožiaragis. Visi svarbus pokyčiai, kuriuos planavote ir net pradėjote 2025-aisiais, turėtų būti privesti iki logiškos pabaigos. Pavasario pradžioje ožiaragiai turi sulėtinti tempą, kad nepraleistų visatos ženklų ir užuominų. Nuo kovo 3 iki 18 dienos susirašykite savo sapnus, netikėtas mintis, dainas, kurios staiga pradeda groti jūsų galvoje, ar vaizdinius, kurie šauna į galvą. Žvaigždės naudosis visomis priemonėmis, kad patrauktų jūsų dėmesį ir nukreiptų jūs teisinga linkme, jūsų didžiausios svajonės link. Gegužė vienišiems ožiaragiam bus jėgų išbandymų mėnuo. Didelė tikimybė, kad jūs labai traukiantis žmogus, galbūt net manysit, kad tai meilė iš pirmo žvilgsnio, neatsakys į jūsų jausmus tuo pačiu. Jis tiesiog ignoruos jūsų dėmesį ir atsisakys bendrauti. Priimkite tai ir nebandykite nuolat priminti jam apie savo buvimą. Jūsų santykiai praktiškai neturi ateities. Susitelkite į ką nors kitą. Liepa pašalins visas kliūtis finansinės sėkmės kelyje. Žvaigždės patarė atsikratyti visko, kas trukdo jūsų augimui. Tik jūs patys geriausiai žinote, ką griauti, o ką sustiprinti. Tiesiog priimkite pokyčius ir stebėkite, kaip atsiveria naujos galimybės. Rugpjūčio 12 dieną įvyksiantis saulės užtemimas padės jums lengviau nei bet kada anksčiau įgyvendinti savo troškimus ir sustiprinti savo įtaką. Išmintingai naudokite šią magnetinę energiją, nes ji turi galią atverti duris ir išlyginti bet kokius vingius jūsų kelyje. Rugsėjį svarbus įvykiai gali pakelti jūs į naują lygį arba paskatinti didelius karjeros pokyčius. Žvaigždės jūs nuves į tinkamą vietą tinkamu laiku, todėl būtinai pasinaudokite šią galimybę. Lapkritį išlaisvinkite savo kūrybiškumą ir vaizduotę, tačiau nesvajokite veltui, susitelkite organizavimą ir išteklių paiešką, kad jūsų planai taptų realybę. Taip pat pasieksite sėkmės asmeninėme gyvenime. 2026 pabaiga jums pats palankiausias laikas. Vėžių gyvenime pokyčiai prasidės tik antroje 2026 metų pusėje. Tačiau verta jiems pasiruošti iš anksto. Tik nedarykite to vieni. Aptarkite bet kokius reikšmingus pokyčius su artimaisiais, draugais ar mylimu žmogumi. Nepriimkite svarbių sprendimų be išankstinių diskusijų, o kuo gyvesnė diskusija, tuo didesnė sėkmės tikimybė. Metų pradžioje stenkitės nerodyti kitiems savo gilių emocinių išgyvenimų. Ypač svarbu susivaldyti karštų ginčų metu. Tokius pokalbius veskite atsargiai, kur įmanoma laikydamiesi diplomatijos. Net jei jaučiate norą trenkti kumščių į stalą, susilaikykite. Šį laiką reikėtų skirti ramybei, bent jau apsimesti, kad taip yra. Pavasaris puikiai tinka atsikratyti nereikalingų daiktų. Bus puiku, jei atsisveikinsite su viskuo, ko jums nereikia. Pabandykite sudaryti visų žmonių, kurie daro ypatingą įtaką jūsų nuotaikai, požiūriu ar veiksmams, sąrašą. Laikykite šalia tuos, kurie jūs įkvepia pozityvumu ir ignoruokite tuos, kurie jums trukdo. Pasinaudokite pavasario energijos amplūdžių, kad sukurtumėte darnesnę aplinką aplink save. Rugpjūtį iš naujo įvertinkite savo požiūrį į meilę ir abipusiškumą. Ypač jei pastaruoju metu dažnai jautėte trūkumą. Pabandykite suprasti to priežastį ir kaip pagerinti situaciją. Tai jūsų proga įsakyti viską, kas užgriuvo jūsų sielą ir atvirai pasikalbėti su mylimu žmogumi. Galbūt tai nubrėš ribą santykiam, iš kurių dvasiškai išaugote. Nebijokite to ir neleiskite savo artimiesiems semtis energijos iš neigiamų emocijų. Lapkritį gali kilti rimtų problemų darbe. Šiuo metu suprasite, kad jūsų karjeros laiptai be turėklų, o išlaikyti aukštesnės pareigas nėra taip lengva. Aplinka bandys visas nesėkmes ir klaidas suversti vienam asmeniui, būtent jums. Tačiau nepasiduokite, kovokite ir į savo pusę patraukite bendraminčius. Su jų pagalba jūs tai įveiksite. O kai visa tai baigsis, būtinai ilgai ir kokybiškai pailsėkite. Karjera, premijos ir nauji profesiniai iššūkiai. Visa tai 2026 metais jums nebus aktualu. Žinoma, galite siekti ir šių dalykų, tačiau skorpionams šiais metais meilėje seksis kaip niekada anksčiau. Žvaigždė sako, kad tai geriausias laikas kurti santykius, tuoktis, susilaukti vaikų ir ilgai bei laimingai gyventi.
Svarbiausia rasti žmogų, su kuriuo nesidalijate tą pačią energiją. Šio ženklo atstovai klesti partnerystėje su visiškomis priešingybėmis. Jiems tai įdomiau, kova ir vienybė viename. O dabar pats laikas pasiekti harmoniją. Metų pradžioje teks įspręsti kai kuriuos turto klausimus su giminaičiais. Klausykite savo intuicijos, stenkitės vengti konfliktų su artimaisiais, ypač vasario viduryje. Ir šiuo laikotarpiu venkite visų, kuriais nepasitikite 100%. Žvaigždės perspėja, kad skorpionai balandžio mėnesį susidurs su finansiniais sunkumais. Jie gali būti susiję su pokyčiais darbe ir versle, kurių negalite kontroliuoti. Tikėkite savo gebėjimu susidoroti su sunkumais ir netikėtus iššūkius paversti daug žadančiomis galimybėmis. Išlikite ramūs, tačiau lankstus ir išradingi. Vasara pakels jūsų žavesį į dangų. Puikus metas pasinerti į laisvę ir nevaržomus santykius. Romantika ir nuotykių ieškojimas taip pat bus smarkiausias, tad pasinerkite į tai ir mėgaukitės gyvenimu. Taip pat galite išbandyti skirtingų šalių receptus ir praplėsti savo kulinarinį akiratį. Metų pabaiga – puikus metas iš naujo įvertinti savo santykius ir imtis teigiamų pokyčių, kurie padės jums judėti į priekį. Tinkamas laikas paleisti santykius, jei kurį laiką nejaučiate jokių emocijų. Prieš užklupsiant pirmiesiems šalčiam geriausia atsisakyti žmonių, kurie jūs nuolat stingdo. Šiuo laikotarpiu jums reikia tų, kurių draugija jūs išgydys. Apsupkite save žmonėmis, kurie jūs įkvepia ir palaiko, ir nedvejodami užmegzkite naujų pažinčių. Dabar pats svarbiausias metas – užmegzti ryšius ir tiesti kelią teigiamiems pokyčiams 2027. Kiekvienais metais svarstyklės atsiduria kryžkelėje. Pasirinkti kažką naujo ir priimti nežinomybę, arba likti savo komforto zonoje ir tęsti tai, kas įprasta. Kai akimirka praeina, belieka laukti kitos. Šį kartą situacija bus kiek sudėtingesnė. 2026 metais bus 2 idealūs laikotarpiai priimti svarbų sprendimą. Vasario vidurys ir rugsėjo pabaiga. Viena vertus tai reiškia daugiau galimybių, bet kartu ir daugiau galvos skausmų. Vasaris taip pat gali išryškinti rimtas santykių problemas. Tačiau stenkitės vengti viešų konfrontacijų, net ir artimiausių draugų akivaizdoje. Viską spręskite kartu, būkite atsargūs ir apdairūs. Žinoma, kai emocijos užplūsta, sunku priimti pagrįstus sprendimus, bet vis tiek stenkitės tai padaryti. Priešingu atveju šio konflikto pasekmės išliks dar ilgus metus. Vėlyvas pavasaris bus palankus metas atnaujinti ryšius su senais draugais ar aplankyti svarbias vietas. Nostalgiška kelionė gali pasiūlyti sielą gydančių akimirkų ir atgaivinti brangius ryšius. Birželį peržiūrėkite savo įpročius ir dienos režimą. Tai padės pamatus dar didesniam augimui ir sėkmei ateityje. Vasaros užtemimų koridoriuje tarp Saulės užtemimo rugpjūčio 12 dieną ir Mėnulio užtemimo rugpjūčio 28 dieną turėtumėte sutelkti dėmesį į nedidelius pokyčius, kurie gali atnešti ilgalaikį stabilumą. Tačiau būkite taktiški ir diplomatiški, kad išvengtumėte klaidų ir neatstumtumėte kitų. Taip pat nerekomenduojama šiuo laikotarpiu imtis papildomų darbų ar duoti sunkiai ištęsimų pažadų, nes tai gali sukelti perdegimą. Rudenį sutiksite žmogų, kuris labai paveiks jūsų gyvenimą ar pasaulėžiūrą. Meilė negarantuota, nors žvaigždės svarstyklėms spalio antroje pusėje prognozuoja keletą daug žadančių pasimatymų. Tačiau tai taip pat gali būti naujas kolega, kuris jūs daug ko išmokys, vyresnis draugas, norintis pasidalinti savo patirtimi ir duoti gerų patarimų, arba net muziejininkas ar kirpėjas. Svarbiausia, būkite pasirengę klausytis patarimų, mokytis ir keistis į gerąją pusę. Geriausia atostogas pasilikti metų pabaigai. 26-aisiais, lapkritį ir gruodį tikrai reikės pailsėti. Vandeniai turi galimybę pagerinti savo finansinę gerovę 2026 metais. Jei dvejojate, ar ieškoti darbo ne visą darbo dieną, arba bijote užimti aukštesnės pareigas, 2026 metų pradžia yra puikus metas įveikti savo baimes. Tik venkite imti paskolas ar skolintis pinigų iš kolegų ar giminaičių. Ne pats geriausias laikas tokiems sprendimams.
Pirmą metų pusę aktyviai ieškosite meilės. Tuo pačiu galėsite užmegzti daug naudingų, dalykinių ir draugiškų ryšių. Palaikykite nuoširdų dialogą ir venkite manipuliuoti kitais. O šie nauji ryšiai taps raktu į džiaugsmą ir visiškai netikėtas sąjungas. Tai taip pat prisidės prie jūsų asmeninio augimo, todėl pasinerkite į bendravimą. Ir meilė bus atrasta. Rugpjūčio 12 dieną įvyksiantis saulės užtemimas sustiprins jūsų emocijas ir sukurs tobulą laiką romantikai. Leiskite savo jausmams lietis laisvai. Nesvarbu, ar jaučiatės nusivylę, ar ekstazijas apimti, nenustebkite, jei visa tai vieną dieną sprogs. Leiskite savo iki galo išreikšti bet kokią emociją, kad patirtumėte nušvitimo akimirką arba atvirkščiai. Paleistumėte tai, kas nereikalinga. Rudens pradžioje žvaigždės pranašauja galingą vandenių ženklų atstovų perkrovimą, tiesioginė prasme kosminiu mastu. Visata kviečia jūs pradėti naują, harmoningą ir visavertį gyvenimo skyrių. Priimkite pokyčius oriai ir užtikrintai, o jei kažkas dėl to yra nepatenkintas, jūs atkalbinėja ar menkina jūsų sėkmes, stenkitės kuo mažiau bendrauti su tokiais žmonėmis. 2026 metais vandeniui bus ypač svarbu vengti negatyvumo. Sveikata jūsų nenuvils, tačiau jei neišmoksite išmintingiau ir taupiau naudoti savo energijos, rizikuojate spalį ar lapkritį atsidurti ligoninėje. Žvaigždės taip pat įspėja netidėlioti dantų gydymų. Vos tik pajusite skausmą, kreipkitės į odontologą nedelsiant. Net jei labai bijote, vis tiek kreipkitės. Antraip neišvengsite nemalonių pasekmių. Mergelėms jau sausio mėnesį verta persvarstyti savo pajamų strategijas. 2026 metais ne viskas priklausys nuo jūsų išradingumo, sunkaus darbo ar praktiškumo. Labai svarbu pasitelkti vaizduotę ir pažvelgti į situaciją iš naujos perspektyvos. Jums atsivers naujos galimybės, kurių anksčiau nepastebėjote. Stenkitės jų nepraleisti ir pinigai ateis pas jūs visiškai netikėtais kanalais. Gegužės mėnesį jūsų meilės gyvenimas išgyvens ilgą ramybę. Pasinaudokite šiuo laikotarpiu, kad apžvelgtumėte esamą padėtį ir išspręstumėte įsisenėjusias problemas. Atsikratykite susikaupusios netvarkos be gailesčio ir atlaisvinkite vietos kažkam naujam ir įkvepiančiam. Pasitikėkite savo intuiciją ir netrukus sutiksite tą, kurio jums tikrai reikia, kad būtumėte tikrai laimingi. Vasarą galite patirti didelį energijos trūkumą, o jūsų gyvybingumas tuo metu bus žemiausių lygio. Šiuo laikotarpiu labai svarbu apriboti bendravimą su kitais. Nepasitikėkite žmonėmis iš praeities, kurie staiga grįžta pas jūs po ilgos pertraukos. Ne visi jie būtinai rūpinsis jūsų gerovę. Daugelis gali siekti tik savo asmeninių interesų. Darbe laikykitės įprastos tvarkos ir atsiribokite nuo konfliktų. Neleiskite niekam jūsų patraukti kita linkme. Venkite konfrontacijos. Rudenį galite susidurti su rimtomis problemomis. Iš šešėlių gali išnirti senos skolos, pasitikėjimo problemos ar gyvybingumo stoka, akivaizdžiai norėdama apsunkinti jūsų gyvenimą. Nebandykite bėgti ir slėptis. Žiūrėkite į savo sunkumus drąsiai. Pats laikas į viską pažvelgti per brandos prizmę. Šiuo laikotarpiu taip pat galite dažnai patirti emocinių sukrėtimų, tačiau ne visi jie bus neigiami. Meilė iš pirmo žvilgsnio ir didelė pergalė taip pat visiškai įmanomos. Rugsėjį ir spalį sapnuose gali pasirodyti svarbios prognozės ir įspėjimai. Svarbiausia, vos pabudę užsirašykite savo sapnus, kad nieko nepamirštumėte. Ir nedvejodami vėliau pasikonsultuokite su sapnų knyga. Jūsų sveikata 2026 metais, kaip visada, priklausys vieno streso lygio. Kuo labiau nervinsitės, tuo daugiau ligų įsitaisysite. Taigi, svarbiausia, mergelės, stenkitės išlikti ramūs.